Iš pačių pradžių, kaip išėjau, tai nebuvo tos kitos valdžios, būrys veikiam, būrio vadas, jis įsakinėja, jeigu kada skiriamės pusiau, jeigu kada pasipildo per daug, tai vienam būrį sunku įsilaikyti, buvo mane, reiškia, laikytis. Tik paskui vėliau supratome, kad čia mums bereikalingos tos užmačios, kad įsilaikyti. Nes prieš kariuomenę tuos išmušė kiti pribos, o mes žūsim, mūsų nieks nepapildys. Lietuvoje tuo metu buvo dislokuota sovietinės kariuomenės maždaug 120 000. Čia neskaitant pasienio pulkų, neskaitant milicijos dalinių. Ir nuolat buvo apie kokių 10 iki 20 000 stribų. Tai vienas iš didžiausių pasipriešinimų, kuris buvo rytų Europoje, tai sakysim Lietuvoje ir vakarų Ukrainoje. Rimtesnė ginkluota jėga buvo ten, kur buvo rimta vadovybė, kur vadovavo karininkai, kur buvo laikomasi griežtos kariškos drausmės, būtent Tauro apygarda tuo pasižymėjo. Ypač vadovaujant Antanui Baltušiui žvejui, buvo išleidęs įsakymą, kad visi privalėjo nešioti karinės uniformas Lietuvos kariuomenės su atpažinimo ženklais. Veikia anksčiausiai buvo pradėti visi direktyviniai, kariniai, visokie ten statutai, dokumentai ir panašiai. 4 kautynės buvo, ne tai, kad čionais vien su kitu susitikai, bet kautynės, frontinės, taip vieni prieš kitus. Tai 4 tokios buvo, 4 aš buvau sužeistas. Mes tokioj sodyboj susistoję buvome pas 3 ūkininkus. Ir atėjo mums pasakė, stribai ateina iš Barzdų. Tai vyrai greit ruoškitės ir išeisim į Elksnyną pasitikti juosius. O mes visi pasiruošėm, pulkos vadininkus daug gerus turėjome. Ir išeinam jų pasitikti tokia Vilnimi, kad jau nepamatytų, kad čia mums daug yra, kad čia pamanytų, kad tik vienas kitas koks vyras. Pasirodo, turėjom šnipą. Genutis, slapyvardė, balta kepurė. Ir ne pirmas, jau man pastebėtas buvo tas balta kepurė, tai šnipas reiškia, jų sutartas ženklas toks. Čia provokatorius buvo. Žalvaris tada komandavo tai visam mūšiui. Be mano komandos nepaleiskit nei šūvių. Tas vienas kaukštelėjo, Genutis, net kai jie arti atėjęs, tai mes juos visus išklausim lengvai. Įgriuvi sūguliai, kad tu juos paimsi iš šono visai jų nematyti. Tai aš pats vis iš to vokiškų šautuvų vieną kvankt, kitą užsidėjęs ir vėl kvankt. Ir visai sudribuotas, daugiau nepakilau. Žiūriu, kiti ir nelabai pakelia galvas. Tai ką? Nėra drąsių turbūt, kad žengtų, kai žengsi, tai jie šaus tada. Na, bet aš pasėmiau drąsos taip ir tuo keliu einu taip į juosius. Tai vienas pasirodo Barzdų Strebų vadas, Piragovas pavardė buvo sužeistas, įgrabė galvą įmerkęs ir vis iškelia tą galvą ir vėl... Tai tam aš suvariau bitę į pakaušį ir toliau einu. Kiti ateina, rankas iškėlę jau taip. Nu ir aš juosius pasiunčiu, eik į užpakalį tenais. Tai mes prikreitėm apie 10 turbūt. O mes nežinojome šito, kad jankams duota žinia iš užpakalių, jankai jau senka prie to Elksnynų. O šitos apie 5 vyrus, kurie rankas pakėlė, atėjau, nes pradėjau jau apšaudyti iš užpakalių tie jankai. Tai tuos Žalvaris, kuopos vadas, likvidavo. Į vieną šauna, tai keli krinta. Tai sakau, šitos pribaik. Tai jisai į galvą susakstė, po kulipką į makaulę gulinčiam mandirusi paliko tuos. Bet davė komandą Žalvaris, kad jankus sulikviduoti reikia. Tai tokią ugnį prakeiktai smarkiai paleido iš visų ginklų rūšių, kiek jie ten turėjo. Žiūriu, ant dirvos vyrai voliojasi, ritasi į mūsų pusę. Tai atsisėdo Jurgis Kulkos vadininkas. Vyručiai, atmeskit nors granatą, kojos mano nukirsto, sako, paeit negaliu. O gyvas nenoriu, kad mane paimtų. Nusišauk. Kas tai sakė? Sako, iš Kulkos vaidžių man yra kaip nusišauti. Ten tvorą iš to Elksnynų išeinant iš ant tos tvoros pasidėjau savo 10 šūvę ir meška traukėsi. Sakau, ką daryti, šauti į jį dabar, ne? Bet kai sakė traukis, kol dar pats paėmė. Jeigu būtų sakę šauk, būčiau šauvęs, kad gyvas jis neturi kuo nusišauti. Čia baisus dalykas savo draugą nušauti.